Sveiki, brangus kanalo žiūrovai. Tai noriu pasveikinti su artėjančiais naujaisiais metais pagal rytų kalendorių. Ir šiandien pakalbėsim apie Akašų kronikas. Vėl tema Akašų kronikos ir kokių energijų tikėtis 24 metų vasario kovo mėnesiais. Bet iš pradžių pakalbėkime truputėlį globaliau, iš globalesnio taško. Visgi reikėtų patikslinti vieną kitą mintį, kuri nuskambėjo ankstesnėse mano laidose pagal rubriką Akašų kronikos. Tai vis dėlto, kas yra tie spiečiai, kolektyvinis protas ir tie burbulai, apie juos kelis kartus kalbėjom ir vėlgi, toks dalykas, kad šitie dalykai, jie neegzistuoja kaip ore, jie neatsirado iš nieko. Tai, sakyčiau, dirbtinio intelekto industrijos viena iš sudėtinių grandžių arba viena iš sudėtinių komponentų. Negi, sakyčiau, vienas iš pagrindinių komponentų, kuris jungia tą mašinų protą, kurį mes kartais įvardinam kaip dirbtinį intelektą, ten ChatGPT, visi kiti dalykai, visokie procesai, kurie gamyboje naudojami, informacinėse technologijose, bet tai dar ne viskas, tai tik tai maža dalis to, ką apskritai galima vadinti dirbtiniu intelektu šiandien. Ir mes turbūt esam eilinį kartą klaidinami, galbūt sąmoningai klaidinami terminologiją, vis dėlto kas yra tas dirbtinis intelektas ir kaip tai siejasi su, tarkim, tais burbulais arba spiečiais, žmonių burbulais arba spiečiais, tuo kolektyviniu protu galų gale. Tai štai, žmogus geba pats iš savo prigimties, tai yra mūsų kaip žmonių populiacijos vienas iš komunikavimo būdų, tai yra pagal bendrauti kvantinių laukų lygmenyje. Tai yra pagal virpesių atitikimą, kitaip tariant. Na, šitoje vietoje reikėtų prisiminti vieną tokį distopinį filmą, tarybinį distopinį filmą, kurį vyresnioji karta puikiai žino. Tai filmas, kuris vadinasi Kin Dza Dza. Ir ten herojai, kurie patenka į kitą planetą teleportacijos keliu, susitinka su kitais dviem jau vietiniais gyventojais tos planetos, kurie skirsto žmonės pagal tam tikrus kriterijus. Ir vienas iš žemiečių, toks gruzinas jaunuolis, jisai klausia, o kokie skiriasi, kame esmė to, kad ten vieni vienaip vadinami, kitaip vadinami. Tai tas sako, tu ką, daltonikas, tu žalio nuo oranžinio neskiri. Tai iš to vieno iš pagrindinio herojaus Leonovo, puikus artistas, aktorius, ištarmės, kad tu ką, daltonikas, žalio nuo oranžinio neskiri, turistė. Tai vadinasi, yra užuomina, kad žmonės skirstosi patys į tam tikrus levelius pagal vibracijų dažnį. Patys jūs galite savo darbovietėse, mokyklose, aukštosiose mokyklose, universitetuose tą pajaust. Tas labai puikiai jaučiasi tokiuose labai suspaustose žmonių kolonijose, tokiuose kaip kalėjimai, ligoninės, kariuomenė, kur vienoje erdvėje turi gyventi keli arba keliolika, tai yra daug žmonių. Ir tada tie žmonės, jie skirstosi, jie natūraliai skirstosi į kažkokias keistas kastas, kurios, atrodo niekuo nepagrindžiamos. Ten yra kažkoks tai atsiranda ale lyderis, kuris pritraukia į save panašius, aplink jį susibūrė tokia grupelė dalyvių tos aplinkos, kurie dalinasi tam tikrą informaciją ir
tam tikrą prasme atsiranda dalis nuskriaustųjų, vadinkim taip, arba kitokių, kurie tiesiog tarp savęs konkuruoja, tos dvi grupės, gali būti kelios, ne viena, ne dvi, dėl tos dominuojančios padėties. Taip ir su žmonėm. Negi tada, kai dar nebuvo informacinių technologijų, socialinių tinklų, tos socialinės medijos, tas vyko. Tiesiog tas vyko gal daugiau tokioj aplinkoje, kurie apgaubta šydų, kai nebuvo viskas atvira. Dabar socialiniai tinklai visą tai apnuogino, atvėrė ir žmonės pagal spiečiasi tuos burbulus, pagal irgi tam tikrą vibracijų dažnį, kaip tam filme Kindzadza, vieni žali, kiti oranžiniai. Bet kokią savybę save transliuoja žali, kokie oranžiniai, tai vėlgi technikos dalykas arba tų žmonių reikalas, bet iš esmės jie skiriasi tos grupės tuo, kad vieni siekia dominuoti, o kiti, kaip sakoma, yra kitokie. Ir tie, kurie siekia dominuoti, visą laiką spaus tuos, kurie yra kitokie, paklusti tiems. Arba tai bus jėga, arba tai bus prievarta, arba bus kitokia forma tai padaryta. Tai visą laiką buvo, yra ir bus, bet dabar, kai klesti ta socialinės medijos kultūra, tinklų kultūra, ir kaip sakiau, tie socialiniai tinklai yra kaip bičių avily, koriai. Ten kažkokie tai lyderiai, tie vadinami influenceriai arba nuomonių formuotojai. Debilizmas, ne žodis, nuomonių formuotojas. Vadinasi, mes esam debilai, o jie kažkokią teisingą nuomonę mums duoda. Ne. Tai va, tas korys, į tuos korius atnešama informacija, tie koriai atstoja, tuos korius atstoja, kaip pavyzdys, socialiniai tinklai, ir kitos bitutės aplink tai spiečiasi ir susiformuoja tokie burbulai. Ir kaip anksčiau būdavo, kaip ir tose lokaliuose žmonių vietose kalėjimai, kariuomenės stovyklos yra dominuojantis, yra tokie, kurie nori dominuoti, bet šiuo metu jie neturi energijos dominuoti ir laukia, kada bus galimybė apsikeisti vietomis. Tai vėlgi, dargi reiktų pabrėžti, kad tokiuose lokaliuose bendruomenėse atsiranda dar trečia individų rūšis, kurie nei tiem, jie nesuteis, nei suteis. Ir čia yra, kaip filme Matrica, tai pati visata arba gamta numato tokias personas atsirasti kaip keitėjai, pakeitėjai kažko tai. Tai jie liktai nei su vienais, nei su kitais, bet jie kažką daro ir keičia. Bet tada, kada jie pakeičia, tie, kurie nuskriaustieji, ateina į valdžią, o tie, kurie buvo kažkas, eina į pirmųjų vietą. Tai jie pasikeičia rolėmis. Tai grįžkim prie dirbtinio intelekto, prie ko čia tas dirbtinis intelektas. Tai vėlgi tematikas, turinį ir apskritai tą visą, kaip vadinama dabar, bendruomenės gairės, mums filtruoja būtent per tuos botus, kurie ir numato teisingą, neva tai teisingą kryptį, kaip žmonės turi save matyti patys save, kaip turi matyti aplinką, kaip turi bendrauti, kokias idėjas turi jie transliuoti ir ties kokiamis idėjomis jie turi spiestis kaip burbulai, kaip tos bitutės avilyje prie medaus. Tai dėl to ir filmuose, pavyzdžiui, tame pačiame Matricoje yra toks terminas mašinų protas. Kas tai yra mašinų protas? Vadinasi, tai yra automatizacija, kažkokių tai procesų automatizacija. Tai nereiškia, kad vien tik tai IT technologijos tą lemia, kad atsiranda kažkokios tai įrangos arba prietaisai, kurie yra protingi, jie gali atlikti kažkokias minimalias žmogaus funkcijas. Ne. Plačiaja prasme, dirbtinio intelekto kultūra yra procesų automatizavimas ir sinchronizavimas. Ir valdymas online. Tai tie procesai ne tik tai yra mechaniniai, tokie kaip ten šaldytuvas, kavamalė, dar kažkas tai, arba ceche vykstantis gamybos procesai, kurie palengvina gamybos procesą, optimizuoja ir tikslumą geresnį duoda.
galutinio rezultato, eliminuoja tą vadinamąjį žmogiškąjį faktorių, kiek įmanoma, nors be to žmogiškojo faktorių irgi nieks neapseinama. Tas žmogiškasis faktorius niekur nedingsta, jisai yra kažkur pakabintas kaip stebėtojas to viso dalyko, to proceso. Bet automatizavimas, proceso automatizavimas yra ne tik tai mechaniniai prietaisai, ne tik tai gamybos procesai, bet ir žmonių santykiai. Žmonių santykių algoritmizavimas. Tai yra darimas juos prognozuojamus ir nuspėjimus atitinkamai tam tikrų messenger arba signalų arba naratyvų. Tai va, tai jeigu mes pirmą galvojam apie tai, kad spiečius yra terminas, kuris labiausiai atitinka tą, ką mes ką tik kalbėjom, tą žmonių per socialinius tinklus susivienimą į tos burbulus, ir kad tie burbulai tampa kaip vienas aš, kaip kolektyvinis protas, tai tas vienas aš kolektyvinis protas, jisai yra automatizuojamas, maksimaliai valdomas per tuos socialinius tinklus, per socialinės medijas. Dėl to, kaip įmanoma, stengiamasi išeliminuoti bet kokią popierinę mediją, kadangi tai yra alternatyva, išeliminuoti bet kokį gyvą bendravimą, paversti jį onlininiu, tam, kad rinkti duomenis. Gal šiame etape, kai mes galvojame, kad per socialinės medijas mes galim reikštis laisvai ir daryti, ką nori, kalbėti, ką nori, tai yra iliuzija. Visą tai kol kas leidžiama todėl, kad renkami duomenys ir tie algoritmai, jie tobulinami, kad po to mūsų atžvilgiu būtų kūriamos programos, kurios darytų mus dar labiau nuspėjimus ir valdomus per tas socialinės medijas. Kitaip tariant, socialinis protas, socialinės medijos jos inkorporuoja ne tik tai žmogų kaip socialinių tinklų dalyvį, bet ir kaip socialinį vienetą, kaip bendrą kolektyvinį vienetą, kuris elgiasi pagal tam tikrus algoritmus. Tai yra čia siekiamybė, nes naujoji pramonės revoliucijai, toj posthumanizme, nereikia individualių žmonių, nereikia kūrybiškų žmonių, jie reikalingi tik tiek, kad kurtų kažkokius inovacijas susijusias su IT technologijų tobulinimu. Negi tas pats menas, dabar kreipiamės į tai, atkreipi dėmesį tą šiuolaikinį meną, kur visiškai tolinamas žmogus nuo tų tikrųjų savo prigimtinių dalykų į tokius algoritmizuotus, kampuotus, tokius nuspėjamus ir taip toliau. Visa kultūra vėlgi tuoj atsirems į tai, kad ChatGPT arba panašios į tai programos jos kurs dainas, kurs muziką, negi operas, negi spektaklius. Tai vad visas žmonių gyvenimas jisai per socialinės medijas daromos tokiais burbulais, spiečiais. Spiečiai po to sluoksniuojasi pagal vibracijas į dominuojančius ir nedominuojančius, tai yra, kitaip tariant, arba konkuruojančius tarp savęs, arba horizontaliai, arba vertikaliai, hierarchiškai tarp savęs konkuruojančius. Horizontaliai, tai kai jie yra vienodo maždaug krūvio ir jie siekia vienas kitą pakeisti, įtikinti, taip toliau, tai yra vyksta tarp jų karas, ir horizontaliai, tai yra vertikaliai, tai kai susiformuoja ta vertikalinė piramidė, kai vienas spiečius, kuris yra dominuojantis, turi jėgą kitų atžvilgių. Ir tada ateina kažkoks tai momentas, kai mašinų protas nusprendžia, kad dominuojantis spiečius jau savo atgyveno, tada įjungia mygtukus, tas konkuruojantis iš apačios prispautas spiečius kūrė revoliucijas, demonstracijas ir nuverčia tą pirmąjį. Vėl viskas apsikeičia rolėmis. Tai yra filmo Matrica pirmos, antros dalies alegorija. Tai čia alegorija tokia, galbūt ten yra raktas į atsakymą. Ir atsakymas tai, kad jeigu tu vadovausiesi protu ir žmogiška logika, žmogiškumu pačiu iš savęs, tai yra galvosi tik apie save, apie savo pratesimą kaip biologinio padaro, apie save galų gale kaip apie biologinį padarą galvosi tik.
ne apie dvasinę, o apie save kaip gyvulį. Tai tada viskas aišku, tavo kelias vėl tuose supuoklėse, kaip Zelandas rašė savo knygose, tuose matricos arba šituoklės supuoklėse, majetnikas tas vadinamas. Bet jeigu tu pereisi į kitą kokybę ir matysi, kad tu esi daugiau, šis tas daugiau negu tas, kuris dalyvauja tuose žaidimuose, tai yra tu nebedalyvauji tuose žaidimuose, tu išeini iš tų žaidimų. O išeiti iš tų žaidimų gali matydamas tuos žaidimus, pamatydamas tuos žaidimus. Jau kalbėjom anksčiau pavyzdyje apie tuos karus, kurie šiuo metu vyksta Žemėje, kad tai nėra šiaip karai. Dabar prieisim prie Akašų ir prie to, kokių energijų tikėtis artimiausių metų. Tai nėra tokie karai, kokius mes įpratę matyti istorijos filmuose, knygose skaityti apie antrą, pirmą pasaulinį karą taip. Netgi ir tie karai, kurie buvo 20 amžiuje, jie irgi yra tam tikra prasme dirbtinis intelektas, dirbtinio intelekto inspiruoti. Čia atskira tema, galima apie tai kalbėti, kada tas dirbtinis intelektas, kada ta technotroninė arba technosfera atėjo žmogaus kolektyvinį protą, kaip jį užvaldė ir kaip jį nupirko ir kas tą inicijavo, ar kaip čia mega mastelio tema ir aš per kelias minutės to neatskleisiu. Yra tam tikros tos temos dalys išgvildentos mano ankstesniuose video ir paskaitose, pasižiūrėkit Kvantinės magijos arba Malkinės TV 21-22 metų įrašus. Tai štai, mes esam daugiau negu mašinų protas. Mes esam daugiau negu algoritmizuota visuomenė. Todėl mūsų fokusas į save, kai mes pamatom, kad mes esam kitka negu ta kova ir atveda mus į tą naują sąmonės kokybę, kuri nedalyvauja tuose procesuose. Akašuose mums pastoviai bus rodys filmą, arba ne tik tai filmą šitą, bet jisai bus realus tas filmas, jisai yra realus, pakankamai realus, bet mūsų supratime jisai realus, mūsų įsivaizdavimas realus, kaip ir karas vienoje šalyje, kaip ir karas kitoje šalyje, tie karai kaip ir realūs. Bet jie iš esmės nėra realūs. Kodėl? Todėl pirmas dalykas, jie yra sukurti kaip, na dabar kokį čia žodį parinkti, kad tą alegoriją pritaikyti. Nu, artimiausia būtų toks deepfake'as, mega mastelio deepfake'as. Netgi ta liga, kuri buvo prieš keletą metų, jinai irgi buvo mega mastelio deepfake'as. Kodėl tai yra klastotė, kodėl tai yra pakankamai netikra? Pirmas momentas, kaip aš matau, kad abi pusės, konfliktų abi pusės, karinių konfliktų abi pusės valdo tą patį jėgą, tai yra tie patys lėlininkai. Tai akivaizdu, tik tai nematantis Akašų arba neturintis to vidinio matymo gali, galvoti kitaip. Bet iš tikrųjų, kas turi matymą, tas mato. Kad tai yra tų pačių lėlininkų sukurti procesai. Kodėl? Kokia indikacija tai išduoda, kur yra akivaizdi ir ant delno. Viena iš tokių indikacijų yra tai, kad žaliavų rinkose didelių svyravimų nėra. Plius minus ten gali kažkas tai keistis, pavyzdžiui, iškasamų naftos, dujų, bet vėlgi tai yra ne kartais, o procentais. Tai yra, o jeigu procentais keičiasi, tai nedaug, bet jeigu kartais keičiasi, tada jau blogai. Bet atkreipkite dėmesį, kariaujame keliose, 3, 4 vietose Žemėje. Ir žaliavų rinkos jos nelabai tai reaguoja. Bankai tai nelabai reaguoja. Tai yra antra indikacija. Priešingai, jie pakankamai ramiai viską žiūri. Tai jeigu tai yra globalūs procesai, jeigu tai yra dominuojančio spiečiaus arba burbulo, sakykime,
bandymas užnerti kilpą tam kitam, arba horizontaliai žiūrint, tai tie dominuojantys du burbulai tarp savęs kovoja, tai neužtenka to požiūrio. Reikia suprasti vieną, kad tai sukuriama tam, kad nusiurbti energiją. Vat, kalbėjom apie tą piramidę, tai nusiurbama energija. Tai yra sukuriama situacija, žmonės tarp savęs kariauja, konkuruoja ir panašiai, ir dėl to yra paimamas didžiulis kiekis gyvybinės energijos ir net fizinės energijos. Ir vėl grįžtam prie metaforų. Prisiminkime filmą Jupiterė, seserų Vačiovskių, turbūt seserys jos, ar ne, dabar buvo vyrai, dabar moteris patapo. Ir ten yra raktai. Ir pažiūrėkite, kokiais vardais personažai pavaizduoti. Abrasaksas. Abrasaksai tai yra gnostinis dievas arba gnostinis šios visatos valdovas, remiantis Egipto, Graikijos, Artimų rytų, arabų šalyse veikusių gnostinių sektų pasaulėžiūrą. Taip pat, jeigu imsime kitą pusę, tarkim, tarybinį filmą, kurį aš ką tik laidos pradžioje paminėjau, tai Kindzadza. Ten irgi yra panašus dievas Abradoks. Tai irgi vėl daug tokių užuomenų, kas čia valdo šitą pasaulį. Tai vėlgi yra kompiuterinė programa, jinai tokia labai mega mastelė, jinai kaip toksai individas, kurį po to nuleidžia žemyn programas, paprogramės iki labai smulkių. Tos paprogramės veikia taip, kad per socialinius burbulus pajungia grupę žmonių, tos žmonės tarp savęs kovoja ir išskiria daug energijos. Tiek fizinė prasme žmonės miršta, tiek išskiria daug tos negatyvios energijos, kuri suakumuliuojama tą debesėlį, kuris yra virš švytinčios deltos. Apie tai mes kalbėjome. Tai vat vasario kovo mėnuo tai yra netikrų vėliavų suklestėjimo mėnuo. Atsargiai vertinkit viską, ką išgirstate iš pagrindinių taip vadinamų mainstreaminių medijų. Ten nieko nėra tikro. Kai jums rodo kažkokį tai liepsnojantį namą, pagalvokite, kada tai gali būti nufilmuota. Atkreipkite dėmesį į aplinką. Jeigu tai yra žiema, o medžiai žali filmavimo metu, tai klausimas, kada tai buvo padarytas tas siužetas ir kodėl jis dabar įmestas. Viskas slypi detalėse, viskas slypi smulkmenose. Ir nepatingėkite į šaltinius nueiti, nepatingėkite nueiti į tas valstybės, kur tai vyksta, nes galima dabar pagal vertėją, Google vertėją iš bele kurios kalbos išsiversti vietinę spaudą ir pažiūrėti, ar tai tikrai taip. Galų gale ir ten nebus tiesos. Tai remkite savo nuojautą, savo intuiciją ir tais sugebėjimis pastebėti smulkius akcentus bendrame peizaže, kurie lemia viską, kurie atsako į klausimus, kas čia po galais vyksta. Tai kovo mėnesį, vasaris jau prasidėjo, tai yra naujų metų pradžia, netikrų vėliavų daugės ir netikrų vėliavų bus labai daug, kurie kels šaršalą burbuluose, spiečiuose, bet realiai nieko, tie šaršalai tik tai bus, iš tų šaršalų bus tik tai išgeriama energija ir tuo pasisotins ir užpildys savo kanistrus tos infernalinės jėgos, kurios viską čia kūrė. Abradoksai, abrasaksai, abraksai, Jahvės ir visi kiti vietinės, kaip čia bebūtų pavadinti, kalba eina apie tą patį personažą, kurį Kristus pamatė ir su kuriuo susitiko po to, kai jisai buvo pakrikštytas Jordano upėje. Tai vat, kam šitas pasaulis priklauso, kas turi ausis, te klauso, ar ne? Tai štai, būkime išmintingi, būkime protingi ir mes svarbiausia šitoj pavasario atkarpoj iki lygiadienio stenkime būti budrus. To budrumo visą laiką reikia ir išjauskime kiekvieną informaciją, išjauskime, kas slypi už to.
jeigu mums neišeina kitaip, arba mes negalim nežiūrėti to medijų kanalo, dėl to, kad ten kažkas tai gali būti įdomus, arba tiesiog netyčia jisai pasitaikė akiratį. Aš manau, kad stebėti reikia, sekti reikia, fiksuoti reikia, bet daryti reikia savo asmeninės, personalinės išvadas. Tai štai, va, tokie pastebėjimai apie Akašas ir tai, kas, kokie vyksta procesai. Tai nėra irgi statiški procesai, kad va taip tiesiai arba eksponentė viskas vyksta. Ne, ten irgi yra ir istorinės kilpos, ir kilpos atgal, ir kilpos į priekį. Ir tie burbulai lavos, kurie tarp savęs susijungia, po to sprogsta, vėl visaip yra. Bet vėlgi tai yra vėl kiekvienas žmogus, kiekvienas regėtojas turi savo simbolių kalbą čia ir tą simbolių kalbą reikia paversti žmonių kalbą. Tai čia yra sunkiausia užduotis, nes informacija iš ten, iš Akašų, iš kvantinių laukų neateina žodžiais arba vaizdais. Ateina simboliais, kuriuos dar reikia paversti žodžiais. Tai vat mūsų kaip ir regėtojų tokia yra misija, kad tą daugiasluoksnį informaciją sugebėt paversti į dvimatę informaciją, tai yra ant popieriaus, ir po to ištransliuoti kaip trimatę informaciją, tai yra per video. Tai jeigu domina tokie dalykai, kaip mes tą darom, tai aš kviečiu prisijungti prie mūsų komandos, mūsų studijų komandos. Komanda formuojasi vasario 12 dieną, 24 metų, dar yra galimybės prisijungti ir mes dirbsim ties tais klausimais, su tais klausimais. O dabar noriu dar kartą priminti, kad pasitikrinkite, ar nėra taip, kad jūs išbraukė iš prenumeruotojų sąrašų, nes stebėjau, kaip veikia YouTube algoritmai, dėja, kiek ateina, tiek išbraukia, ta pati dinamika išlieka, todėl reikia jūsų aktyvumo ir persiskit šitą video savo draugam, artimiesiems ir dalinkitės, spauskite tos visus dirbtinio intelekto sukurtus įrankius, bet nebūkite dirbtinio intelekto įkaitais arba tų burbulų įkaitais. Mokėkite ir gebėkite matyti viską trečių asmenių. Į visus procesus žvelkite kaip ir stebėtojo akimis. Tada bus lengviau suvokti, kaip ir kas vyksta. Tai ačiū Jums, iki kito karto, geros dienos, geros savaitės, gerų naujų metų.